Šiandien paėmiau išbandyti naujausią RAV4. Tai pradėsiu nuo išvaizdos. Kaip matot, visiškai atsinaujino automobilis. Tapo agresyvesnis, ypač priekis. Siauresni žibintai, LED. Grotelės labai įdomios, jau toks Toyotos bruožas. Pagal dydį automobilis išliko toks pats iš esmės. Ten nesijaučia, kad jis didesnis arba mažesnis. Formos gan gražios, standartinės. Toks nemažas ir nedidelis SUV-as. Galas irgi visiškai pasikeitė, kaip matot, kitoks stilius, kitokie žibintai, irgi LED. Ir posūkio signalai LED. Bagažinė, vat, kas įdomiausia. Elektra valdoma, užuolaidėlė. Čia nieko nuostabaus. Šiaip kokybė galėjo būti geresnė. Bagažinė nėra maža. Turim papildomą ergonizerių, viskas kaip ir gerai, kilimėlis. Ergonizerį čia, 12 voltų rezetė turbūt. Neparašyta, bet turbūt 12. Ergonizerį čia. Bet ko aš pasigendu, kaip galima nulenkti galinės sėdynės iš bagažinės pusės. Nes tikrai praverčia. Kai didesnį krovinį veži, paspaudi kur nors iš šono, bet čia nerandu. Arba aš aklas, arba tikrai jų nėra. Tai vat keista, kad nėra. Čia aišku plastikas, kilimėlis, viskas čia gerai, dydis man irgi patinka. Op. Na ir, aišku, elektra valdoma, tai labai patogu. Ratlankiai, tai jau pagal skonio reikalą, kaip sakoma. Durelių atidarimo uždarimo garsas, man labai patinka. Čia kažkaip net kokybiškiau, man rodos. Ir bendrai garso izoliacija, man toks jausmas pagerėjo šitą modelį. Čia mes nieko nuostabaus neturim. Gan minkštas plastikas gale, čia minkšta, kietoka. Kiekgi vietos gale. Priekinė sėdynė dar galima kažkiek pastumti į priekį, nes man vietos ten pakanka. Man su 1,85 m virš galvos gan daug, va tiek. Kas man patinka, labai patogios sėdynės. Va tos jausmas toks mini Land Roveris. Tikrai mini Land Roveris. Patinka man tas kažkaip ir erdvės, ir tokio lengvumo, komforto jausmas. Neblogai. Turim man porankį, čia nieko stebuklingo. Pudelio laikikliai, sėdynių šildymas, ventiliacinės angos, Type-C USB. Galima užsakyti stoglangį, čia jo nėra. Kas man nelabai patinka, tai va toks derinys. Čia atrodo gerai, minkštas plastikas, faina, čia minkšta, tokia kaip odos cementacija. Bet va šitas plastikas man nelabai. Matot, jis toks gali greit turėti brėžimą, va, jau kažkokie tai gal ir yra. Tai va čia galėjau pakeisti, kažkaip biškį prabangiau padaryti, gal įmanoma užsakyti kažkokią kitą versiją arba apdailos kokybę ten pagerinti. Atrodo, čia truputį taip pigiau padaryta, bet čia viskas gerai. Ką mes turime čia? Identiška durelio apdaila. Man čia patinka, rankinėlės nelabai patinka. Sakau, čia plastikas, įbrėžimų bus. Čia standartinis plastikas, jokios zamšo mes neturim, čia pataupyta. Neblogai sukurtas sprendimas, kad bus švarios kelnės, matot. Čia apsaugo visą korpusą, plastikas. Toks, pasakysiu, visai neblogas. Turim dar ir arko apsaugos. Irgi plastikas. Tai jeigu koks įbrėžimas, tikrai pigiau pakeisti plastiką negu dažyti korpusą. Priekinės sėdynės elektra valdomos. Irgi kokybė labai man patinka, faina, dizainas patinka, ergonomika patinka. Tai va, už sėdynės tikrai pliusas. Apdaila. Kągi mes turime čia? Čia minkšta, va čia man nepatinka, kad kietas plastikas. Galėjau tikrai padaryti kažkokį minkštą plastiką čia, nes, gal įmanoma, nežinau, bet man taip kažkaip krenta į akis. Daiktadėžės tai
standartinis. Čia geras sprendimas, žiūrėkit, iš vienos pusės galima atidaryti, kažką įdėti. Ir iš kitos pusės galima atidaryti, kažką įdėti. Taip neatsidaro, o gal ne, neatsidaro taip. O, tik iš šono. Viskas laikosi. Puodelio laikikliai. Na, čia, kaip sakoma, komplektacija Executive, tai daug papildomų įdėkta dalykų. Ten ir bevėlis turbūt telefono įkroviklis. Jo. Ir čia nuokalnės nusileidimo sistema. 5 W Type-C, 5 W Type-C. Kamera, parkavimas, automatinė pavardėžė. Šiaip nieks nedreba, viskas kaip ir gerai. Aišku, čia plastikas, čia nėra minkštų elementų čia. Šiaip pagal dizainą man gan gražiai atrodo. Ir vat, koks pliusas. Gal atsisėsiu į vairuotojo vietą, parodysiu jums. Kasgi pasikeitė iš esmės, vat, koks yra didelis pliusas šitam automobilyje. Kaip matot, viduj viskas labai drastiškai pasikeitė. Taip atsapt. Nu tai aišku, naujas prietaisų skydelis, nauja multimedija, labai šiuolaikiška. Čia tas, prašau žodį, head-up displays, vienu žodžiu. Head-up displays, irgi ryškus, fainai, viską matai greitai, kaip kas, juostų palaikymą. Vairas, trupučiuką gal man per siauras, bet čia pripratimo reikalas, nemanau, kad čia jisai kažkas tai blogai. Patinka man, kad čia nėra jokių touchscreenų, šiaip viskas logiškai sudėliota, čia valdai, tas autopilotas taip vadinamas liaudiškai, juostų matymas. Vairas kaip ir neblogas, tik tai aišku, sakau, yra tokių plastinių elementų, trupučiuką galėjau gal prabangiau padaryti, bet šiuolaikiškas pasaulis ir šiuolaikiškas mados, aš gal labiau toks prie klasikinių automobilių. Bet kas man patinka, tai aišku, multimedija, veikia, žiūrėkit, kaip gerai, kaip greit. Anksčiau pas Toyota buvo taip, žinai, tikrai ne rinkos etalonas, o čia dabar tai iš visokių klausimų man nekyla, man net patinka, kaip jinai veikia. Toks androidas, gal aš nežinau, kaip čia pavadinti, bet ir nelagina nieko, taip švelniai kažkaip man patinka. Turime, aišku, daug važiavimo režimų, jeigu norim perjungti, Eco, Sport, Custom, pačiam galima sukonfigūruoti, galima normal, galima EV mode važiuoti, jeigu tik tai elektra. Čia mes jungiam jau 4 varomųjų ratų sistemą, Trail, Snow arba Normal. Bet labai paranka, viskas patogu, man patinka multimedija. Aišku, ne taip įsikiša trupučiuką iš korpuso, bet pati multimedija, pavyzdžiui, kamero kokybė, žiūrėk. Visai neblogai, visai neblogai, visai neblogai. Tikrai geriau negu buvo anksčiau. Pabandysim jungti atbulinį, pavyzdžiui. Žiūrėkit. Dinaminės juostos, švelniai veikia, tokia GT kokybė, gražiai matosi, man patinka tas švelnumas. Tikrai, čia jokių klausimų. Dėl važiavimo savybių, tai aišku, hibridas, jis kažkiek tai tapo galingesnis negu buvo anksčiau. Tai anksčiau nebuvo klausimų, man nekilo, visada jis gerai važiuoja, aišku, ECVT ten užesistas bus, bet važiuoja tikrai gerai, taupyti moka kūrą. Plius Toyotos patikimumas, tai čia jau kas bebūtų, bet tikrai ar patinka ar nepatinka, bet vengti, kad tai Toyota ir nepatikima, tai faktas. Pakaba veikia gerai, šiaip jis toks subalansuotas labai automobiliukas. Tai jeigu taip apibendrinus, man jisai patinka ir patiko. Graži spalva. Dizainas net gražiau atrodo gyvai negu kai mes žiūrime nuotraukas. Na ir plus, Toyota hibridas turbūt geriausias ir patikimiausias ECVT rinkoje. Čia nėra kam gest iš esmės. Taigi, įsibėgėjimas irgi neblogas ir turbūt dar vienas pliusas šito naujo modelio, tai pagerinta garso izoliacija. Jie tikrai kažką tai padarė su korpusu, kad garso izoliacija tapo geresnė negu buvo anksčiau. Tai va, tai kaip sakoma, tobulėja Toyota, dizainas šiuolaikiškesnis ir atrodo irgi man gražiau negu buvo anksčiau. Va žiūrėkite, čia stovi nauja Toyota, ten sena Toyota. Tai tokia piktesnė tapo, šiuolaikiškesnė. Čia
vis kitas modelis. Gerai, prenumeruokit kanalą, rašykit komentarus ir iki greito.